Sveiki! Džiaugiamės, kad vėl esat kartu, kad klausotės mūsų podcasto Ar tai normalu? Priminsiu, kad šiuose laidose mes kalbam apie tai, kas rūpi žmonėms profesinėje jų veikloje, kas yra normalu šiandien, kas buvo normalu anksčiau, o kas taps norma ateityje. Ir šiandien pasirinkom tokią temą, kuri, man atrodo, aktuali yra visiems ir tai yra viena iš populiariausių turbūt temų apskritai mūsų veikloje su Jūrate, tai yra manipuliacijos. Jeigu tokios temos jums atrodo aktualios, jeigu tai yra svarbu ir jums, tai tikrai su Jūrate kviečiam pasekti, klausyti ir duoti mums ženklą, kad jums rūpi. Tai yra labai paprastu būdu paspausti patinka, prenumeruoti ar ne. Mes esam YouTube, esam Spotify, galite rasti mūsų ir socialiniuose tinkluose. Tai tikrai kviečiam duoti mums ženklą, kad kalbam aktualiomis temomis. O šiandien tada... Sveiki visi, aš irgi noriu pasisveikinti. Gerai, pasisveikink. O šiandien tada startuokim gal su tokiu mum įprastu jau klausimu. Tai ar tai normalu, kad egzistuoja manipuliacijos šitam mūsų pasaulyje? Kaip tu manai? Geras. Šiaip iš tikrųjų normalu, aš manau, ir jos niekur nedings, ir jos visą laiką bus, žinai, ir jos iš principo, žinai, atsirado dėl kelių dalykų, jeigu tai pasižiūrėtumėm visų ten, jeigu kalbant dabar, pavyzdžiui, iš tos srities, iš pardavėjų manipuliacijos, žinai, ten pirkėjais, pakalbėsim šiek tiek, kaip tenais visą tai atrodo, bet šiaip iš principo, žinai, atsirado kodėl, todėl kad, buvo laikai, kai, žinai, buvo sunku pagaminti prekes, ir tada tu tarsi ieškoji, paskui prigamino tų prekių tiek, kad reikėjo, žinai, jas parduoti, tai tada tiesiog rūpinosi, žinai, kaip šiandien jas pristatyti kaip galima platesniam ratui, kad ne savo kaimukiai, žinai, o tenais po visas įmanomas, nežinau, visą šalį ir kitas šalis ir visą pasaulį. Ir paskiau sekantis etapas atsirado toks vadinasi, tarsi kliento laikas, žinai, kai iš tiesų tų prekių yra daug, jos tarsi visos, beveik vienodos. Taip, kažkada ten buvo, žinai, vienas ten geresnį pagamino automobilį. Paimk dabar, pavyzdžiui, naujus automobilius. Aš kiek esu rinkusis naujus automobilius, realiai, žinai, biški spalva, biški patogumas, biški kažkas, tai, bet, žinai, vienur randi vienų pliusų jo, kitur randi kitų pliusų, vienur randi, žinai, tai, bet iš esmės, jie tokie, čia kai mano vyras sako, jie visi vienodi, sako, nesuprantu, aš ką čia, žinai, rinktis. Tai, iš esmės, tai, dėl to atsirado, tas toksai, iš viso atsirado marketingas, bandymas parduoti, pasakyti, kas tai yra, o visas marketingas ir visos tos, vadinkim tai, prekybinės, pardaviminės manipuliacijos, dar kodėl atsirado, todėl, kad mes esam emocijų žmonės. Apie taigi kalbame per pardavimų mokymus, kad žmonės perka kaip? Remdamiesi emociją. Ir jeigu taip, žinai, pasižiūrėti manipuliacijos patį apibrėžimą, tai manipuliacija yra sąmoningas bandymas paveikti kito žmogaus elgesį, emocijas, ar ne? Tai realiai turbūt šiandien ir paliesim temas tiek ir tarp pirkėjo, pardavėjo, tiek tarp darbuotojo ir vadovo, ar ne? Ir šitą temą galima iš visų pusių prasukti. Jeigu kalbant apie manipuliacijas pardavimuose, man kažkaip tai į atmintį iš karto ateina tokios gal banalios situacijos, kada aš matau, paskutinę prekę sandėlyje, ne? Arba pirk tik tai šiandien, nes rytoj jau ten kažko tai nebebus. Klasika, tai čia manipuliacija, ne? Taip. Ta prasme, tai yra paveikimas to tokio, šiaip tai yra netgi tokia viena knyga Roberto Cialdinio, šiaip jinai vadinasi Įtakos galia, bet iš tikrųjų ten ta įtakos galia, jinai yra tokia, ten yra 7 principai, kaip mes darome įtaką žmonėms, būtent tie, pardavėjai klientams. Tai ką jisai sako, kad, žinai, paskutinė prekė sandėlyje, tai yra vienas iš principų, kad mes kaip žmonės pasąmoningai tiesiog renkamės tą prekę, kurios yra mažiau. Nes, tarsi leidžiame savo suprasti, žinai, kad, tiksliau neleidžiame savo suprasti, bet turime tokį jausmą, kad, žiūrėk, man neliks. Visi čia nusipirko, o aš negausiu. Tai dabar bėgu greitai, žinai, pirkti reikia, nereikia, žinai, ten dar reikia pagalvoti, bet vis dėlto pirksiu, žinai.
Tai čia turbūt, žinai, man siejas irgi su tuo, kad baimė ta FOMO vadinasi, ar ne? Baimė kažką tai prarasti, kažką praleisti. Ir va ta paskutinė prekės sandėlyje, kurį aš pavyzdį sakiau, arba iki akcijos pabaigos liko tik 2 dienos, tai tarsi sukuria iliuziją, kad jeigu aš dabar nesuskupsiu, tai nebūsiu vienas iš tų, kuriam pavyko įsigyti. Ir man atrodo, tai yra vienas iš tokių paveikių, kuriuos mes turim kiekvieną dieną. Nu, tarsi tikrai sutinkam. Jo, tai čia belenkokį paimk, žinai, akcija galioja ribotą laiką, akcija ribotas prekių kiekis, ten, žinai, pirk šiandien, nes įeini internete, bookingas, žinai, liko tik vienas numeris, po savaitės eini vis dar tas vienas numeris likęs, žinai, niekas ten neperka ir nesiruošia pirkti. Tai jo, čia tas toksai, nu, ta prasme, toksai bandymas va, to deficito sindromo tokio sukurti, kad žiūrėk, tuoj neliks, tau sukelia tokį stresą truputėlį, kad, nu, žiūrėk, vat, man likis ir patinka, bet, žinai, tuoj neliks. Nu, ir iš tikrųjų galbūt galbūt ir nelikti, bet iš principo, nu, ar tai tikrai vienintelis visada pasirinkimas? Nu, ne. Ar tai vienintelė prekė pasaulyje, žinai? Čia aš visiškai nesenai ieškojau viešbučių ir ten buvo toks prierašas, kad per pastarąsias 24 valandas šį viešbutį užsisakė 9 žmonės. Ir aš taip, kadangi šitai temai ruošiamės, jau pagavau save, kad aš šitai vis tiek atkreipiu dėmesį ir galvoju, o čia populiarus, ne? Tai reiškia, čia yra kitas įtakos, va, iš to irgi, iš Čeldinio šitos įtakos galios, čia yra socialinis įrodymas. Kai reiškia, jeigu visi perka, jeigu visiems patinka, jeigu visi nori, tai tikriausiai ir man, žinai, čia man reikia, žiūrėk, visi perka, nu jis populiarus, žinai. Čia lygiai taip pat, kai ką, žinau, renkamės kiną ir kur pirmiausia nueinam pasižiūrėti tą reitingų IMDb, kaip ten jisai vadinasi, pasižiūrim, žinai, nežinom, kas ten subalsavo, gal ten koks chatbotas, žinai, pasodintas, ar ten dar kažkas, tai, žinai, robotas koks nors subalsavo tos reitingus, nors, aišku, dažniausiai atitinka, žinai. Su kokiu reitingu, tarp kitko, žiūri filmus? 8,5. Bet esu mačiusi ir gerą. Tai nėra daugiau ką žiūrėti tau pagal. Bet realiai, jeigu čia yra pirmas pasirinkimas, žinai. Bet esu gerų mačiusi ir su gerokai mažesniu, žinai. Na, mes žiūrime virš 6,5, 6,3. Oi, tai tavo kartelė labai žema, arba turi labai daug laiko. Aš užaugusi ant tam tokių, žinai, apie karą filmų, man tai čia viskas normaliai. Aš gal mažiau laiko turiu, žinai, kinui, tai aš renkuosi su aukštesnė kartelė, tai pateisinu, žinai, tarsi tai, kad nežiūri, žinai. Aš taip, žinai, galvoju irgi apie tą pritapimą prie visuomenės, tai vienas iš tokių mano eksperimentų vienoje organizacijoje, kai mes prie tam tikrų prekių pridėjom ženklelį top prekę, nors tai, nu, taip dabar galiu sakyti atvirai, nebuvo galbūt top 10, buvo gal top 50, žinai, tame lygyje, bet turėjom progos pastebėti, kaip keitėsi ir kaip žmonės visgi pradėjo rinktis tos top, populiariausia, geriausia, ten pirkėjų mėgstamiausia, ir tos etiketės šalia prekių, jos irgi suteikia tam tikrą tokį patvirtinimą, kad tai, ką aš perku, perka ir kiti. Tai čia turbūt tą patį, ką tu sakai. Čia tas pats socialinis įrodymas, žinai, kad tu, nu, ta prasme, visi renkasi, tai ir aš renkuosi. Dar vienas yra iš tokių, žinai, nu, autoritetų, kur būna tenais autoriteto gale, ta prasme, kai aš tarsi, nu, nežinau, pasirenku kažkokį tai autoritetą, kuris pareklamuotų. Vat labai dažnai influenceriai visokie, žinai, daro, reklamuoja, žinai, jeigu aš gerbiu tave ir tu naudoji tą kosmetiką, nu, tai tikėtina, kad aš irgi ją pirksiu. Žinai, arba ten kokia nors, jeigu prekyboje, paimkime, ten kokia nors, arba reklamose, vat, kur būna per televizorius. Odontologų asociacija rekomenduoja. Kas matė tą asociaciją? Kur jinai yra? Bent vieną žmogų man iš tos asociacijos įvardinkit. Bet, nu, tarsi, žinai, odontologai rekomenduoja. Tai va čia irgi yra, žinai, nu, tas toksai veikimas, nu, kad tik tai tu, vat, susigundytum, nes, nu, čia kažkoks tai autoritetas. Taip, nu, aš čia vieną, žinai, pavyzdį turiu, kur kažkada tai stoju, taip, žinai, nu, senokokai jau truputėlį. Stoviu parduotuvėj, žinai, ir renkuosi dešreles. Aha. Ir staiga, žinai, pripuola prie manęs kažkoks tai pilietis, visiškai man nepažįstamas, nežinau, iš kur jisai atsirado. Ir pradėjo aiškinti, sako, jūs ką pirksite šitas dešreles, jūs ką išprotėjote, jūs žinote, kiek juose, jūs žinote, kokios jos ten iš popieriaus pagamintos ar dar iš kažko. Ir man tokia pirma mintis galvoja, nu, ta prasme, kas tu toks, kad tu man aiškintum. Tai vat, jeigu aš žmogaus, žinai, negerbiu, jeigu jis man yra, nu, iš esmės niekas, žinai,
nei draugas, nei pažįstamas, aš apie tai nieko nežinau. Kas tu toks? Nu, ta prasme, kad tu man aiškintum, kad šitos dešrelės yra kenksmingos. Sakau, nu, jums kenkia, jūs nevalgykit, man tai labai padeda, žinai. Čia, žinai, aš galvoju apie tą įtakos darimą per tuos, vadinkim, influencerius arba apskritai žinomus veidus, tai turbūt reklama geriausias įrodymas, kad kai tik tai yra reklama kažkokio tai žinomo veido, ar ne, tai mes jau sudedam ten daugiau balų, Taip. ar ne, ir vertės. Ir aš netgi pavyzdį turiu apie audio įrašus, tai yra tada, kada yra įgarsinamos reklamos, tai yra lygiai taip pat, yra pigus balsai, ar ne, kurie yra nežinomi, ir yra brangus balsai, kurie yra žinomi, ir tai yra ne veltui, nes kai sako žinomas veidas, ar ne, žinomas balsas, atpažįstamas, tai tampa tarsi rodikliu, kad tai yra gerai. Jo. Nu, tai šitas toksai emocijos sukelimas, tai emocija tokia, nu, pasitikėjimas tuo, kas sako, nu, jau jis tai blogo neparekomenduos, žinai. O kad jam sumokėta už tai, kad jisai reklamuotų, tai čia jau yra kitas klausimas. Tai kartai žmonės apie tai nepagalvoja, bet ir šiaip, nu, vat, per tas emocijas, žinai, nu, ką žinau, prekybos centruose, nu, daugybė tenais įvairiausių, mes per, nu, mūsų pasąmonė, žinai, tos emocijos iki tokio lygio kyla, kad, nu, pavyzdžiui, paimkime taip, kvapas, spalva, prekių išdėstymas, erdvė, apšvietimas ir taip toliau ir panašiai. Nu, ta prasme, pavyzdžiui, kodėl kepa Maksimuose arba ten kažkokie dabar praktiškai turbūt visose parduotuvėse kepa vietoje kažkokias tai bandeles, duoną ir ten dar kažką. Todėl, kad duonos kvapas sukuria namų jaukumo kvapą. Ir man norisi tenais būti ilgiau, tarsi namie. Aš, pavyzdžiui, nevaikštau. Šiaip aš turiu žiauriai jautrią uoslę. Aš, pavyzdžiui, nevaikštau į vieną lietuvišką parduotuvę, nes tenai smirda. Nusmirda. Lygiai taip pat aš atsisakiau vieno sporto klubo, kuriame smirda. Supranti, nu kodėl aš moku pinigus, aš turiu, nu tam kvape sėdėti, žinai. Tai aš moku dvigubai daugiau už kitą sporto klubą, bet jame ne kvepia. Bet gerai, ar tai yra manipuliacija, ar tai yra komforto klientui sukūrimas, žinai, nu vat kur yra riba tarp to, kai tai skatina parduoti, pirkti ir kai tai manipuliuoja tuo sprendimu pirkti. Nu, kokių tų pavyzdžių turi, kur tikrai atpažįsti, kad tai jau nėra šiaip sau tiesiog, žinai, paskatinimas, bet tai yra grina manipuliacija smegenų veikla, žinai, tokia, kur jauti, kad taip įvyksta. Nu, pavyzdžiui, tos pačios, žinai, ten akcijos išryškinti, kad tu atkreiptum dėmesį, sudėti į tam tikrą akių lygį, žinai, prekes, kad tu matytum tik tai. Tu nepažiūrėsi žemyn, ten gal pigesnė ir visiškai neblogesnė prekė. Arba tas pats prie kasų, kur yra, aš nežinau, mus gal uždarys čia šitos parduotuvės paskiau, ne? Prie kasų, kur yra, žiūrėk, tos lentynos ir ten, kas yra sudėta? Saldainiai, kramtoškės, vaikų akių lygiai. Taip. Tam, kad per vaikus, va čia jau yra griniausia manipuliacija. Per vaikus, nes vaikas sėdi ten vežimėlėje ir jisai, nori. Nu ir tada tėvas, žinai, ar ten mama nebeturi, žinai, ką daryti. Ir, nu, aišku, yra ten visokių situacijų, bet, nu, tiesiog. Šiaip iš tikrųjų, aš, žinai, atpažįstu netgi vieną tokį savo triggerį, kuris tikrai mane sunervina. Tai yra, kai kalėdom dar net nekvepia, o jau yra kalendoriai, ar ne, tie šokoladiniai, arba visokios ten, nežinau, velykiniai kiaušiniai, ar ne, kurie yra sudėti dažniausiai labai matomai vietoj prie pat įėjimo ir viso apsipirkimo metu vyksta derybos su vaikais. Tai yra, kodėl ne dabar, kodėl reikia dar palaukti, kodėl ne šiandien, kodėl taip toliau. Ir aš tikrai jaučiu vidinį dirgulį ir stengiuosi eiti kitais keliais, ar ne, kad apeiti tos dalykus, bet tai yra va ta manipuliacija. Šiaip man, žinai, netgi, pavyzdžiui, kai kurios laidos vaikams, nežinau, ar jos dabar nepasikeitusios, nes man rodos, kažkas tai buvo Lietuvoje, žinai, nu kaip čia pasakyti, reguliuojama, kad vaikams tiesiogiai siūlyti negalima, bet aš nesu tikra, žinai, ar to nevyksta. Nu ten kokios nors... Dabar nesimenu, kur ten maistą gamina, koks nors, arba ten kelionių, ten, nesimenu, kaip tas pilietis vadinasi, ten toksai su ūsais jisai. Nežinau. Taip, nu, žodžiu, bet rytinės šeštadienio sekmadienio laidos vaikams, ten irgi tokia paslėpta reklama vaikams. Saldainis, piragėlis, kažkas tai. Nu, ta prasme, ir vaikas pažiūrėjo, žiūrėk, jo sąmonėje atsigulėjo visi šitie dalykai. Ir jisai eina į parduotuvę, tiksliau, su tėvai jį vedasi, ir jisai, o, ten, žinai, ten šitas rodė. Šiaip labai, kalbant apie reklamą, tai man atrodo apskritai yra tokia, man ant vaikų labai gerai matosi įtaka, nes realiai mano vaikam yra 5 ir 8 metai, toj bus 9, tai realiai jie jau dabar nusprendžia, ar geriau Pepsis, ar geriau Cola.
ar ne? Jie turi savo nuomonę šitais klausimais ir tikrai ne iš ragavimo pusės, ar ne? Tikrai ne iš kažkokio ten, nežinau, išprusimo, ar ne? Bet iš to, ką jie mato. Arba kad Kinder ten kažkoks tai yra geriau negu kitas šokoladas. Nu, žiūrėk, kolos, kokia reklama prieš kalėdas. Taip, Kalėdų aš apie tą ir senis, sakau. visi šeima, žinai, visi susirinkę. Kola daugiausiai uždirbti, šiaip pakankamai pigus gėrimas yra. Jinai labai daug investuoja į būtent visas šitas reklamas ir jos kuria tokį irgi, žiūrėk, namų jaukumą, be kolos tu negali praleisti šventės kalėdinės. Čia tau visas karavanas atvažiuoja, kalėdų senis atveža, žinai, tenais kolos pilną prikrautą mašiną. Ir tas daro vaikai šiaip ypač imlus, žinai, nu jie dar tų savo tokių emocijų, žinai, galbūt nemoka kritiškai, logiškai mąstyti, kad tenais reikėtų pagalvoti apie ką čia eina kalba, bet žinai, bet jie jo, būtent apie tai. Kalbant apie, pavyzdžiui, tos pardavėjus, kurie yra, ne prekybos centrai, ne reklama, bet šiaip, ką žinau, ten kosmetika kokią nors siūlo, žinai, arba, whatever, kas yra. Kaip irgi remiasi, žinai, tam tikrom emocijom arba išnaudoja tai, kad žmonės turi, pavyzdžiui, baimių kažkokių tai. Žiūrėk, kosmetika. Irgi lygiai taip pat su didžiausia marža parduodamas daiktas. Ką jie mums ką kosmetikos gamintojas arba pardavėjas mums žada? Bus jauna, graži, nesimatys raukšlių, blemba, užsitepu, vis tiek matosi. Supranti, ir mes perkam šitą. Nes man baimė atrodyti senai, tas jaunystės kultas, žinai, ten išvaizdos kultas, pirk programėlę arba pirk papildus, nes tenai suleksnėsi, ten pastorėsi, nežinau, raumenis užsiauginsi, dar kažką. Ta prasme. Bet neužtenka papildų, reikia, žinai, papildomų pastangų ir tu prisiperki viso šito ir paskiau sėdi ir galvoju, nepadėjo. Ir čia, nežinai, aš galvoju apie automobilių tos pačias reklamas. Ten irgi nepardavinėja kažkokių tai techninių dalykų, ar ne? Nepardavinėja savybių. Ten pardavinėja, kaip tu jausies, ten veržlus, galintis per visus kelius pravažiuoti, ar ne, ten prabangus, dar kažkoks, ar ne, visą tau gyvenimą nupiešia. Įsibėgėja, per 2 sekundės įsibėgėja iki 100 kilometrų. Šia vienoj konferencijai klausiu, ten vyrų nemažai buvo, sakau, kur jūs šitą galite panaudoti? Per 2 sekundės iki 100 kilometrų. Sakau, kur? Vilniui gatvėse, sakau, galite važiuoti tokiu greičiu. Šiaip labai dažnai vyrai sako, kai jiems šitus dalykus sakai, ne, mes tai logiškai perkam, žinai, nesąmonė. Vyrai lygiai taip pat pasiremia, žinai, irgi, pavyzdžiui, vėlgi ta pati Audi tai yra prestižas, arba ten kokia nors, nežinau, BMW tai yra, BMW, gal nelabai geras pavyzdys. Geras, bet Lietuva, bet irgi, žinai, yra, jo, ta prasme, yra kas perka, bet pagal savo tas emocijas, kaip aš noriu jaustis, kaip aš noriu, kad mane atpažintų, žinai, mano ten, nežinau, draugai, pažįstami ir taip toliau ir panašiai. Ir ten, žinai, irgi yra užkoduoti, pavyzdžiui, šeimos automobilis, miesto automobilis, ar ne? Tarsi jau nusprendžia už mane, kam šitas automobilis yra skirtas, ar ne, ir kokią kategoriją taikau. Ir kitas, aš irgi visą laiką sakau, kad yra emociškai mes visą laiką priemam sprendimus ir jeigu norite tai pasitikrinti, atsidarykite šaldytuvą. Atsidaro šaldytuvą ir pasakykit, kiek iš ten esančių produktų iš tikrųjų atsidūrė dėl to, kad jum jų reikia. O dėl ko, žinai, dėl to, kad tik tai reikėjo, tik norėjosi, pakvipo, atrodė skaniai, ar ne, ten, nežinau, kiti pirko ir aš pirkau, pamačiau ir taip toliau, žinai, lygiai tas pas yra spintoje, atsidarysi spintą, ir įvardink, kiek yra drabužių, kurie tau yra tikrai reikalingi, reikia, ar ne, va tokio. Čia, žinai, dabar galvoju, kur aš tai girdėjau, bet šiaip jau prekybos centrai žaidžia tokį žaidimą. Jie daro akcijas. Kodėl? Ne todėl, kad jie tiesiog nori kažką pigiau parduoti, bet todėl, kad tu ateini į parduotuvę ir kažką nusipirki su akcija, tu ateini dėl akcijos. Pavyzdžiui, va čia nesenai buvo 50, pirk 2 prekes, gausi ten 50%, visi subėga. Aš suprantu, kad kai kurie dalykai ten yra ok, bet kaip ten sakoma, jeigu tu nusipirki daugiau prekių negu tik tai su akcija, tai laimėjo prekybos centras. Jeigu tu nenusipirkai prekių, kurios buvo, be akcijos, tai laimėjai tu. Ta prasme, aišku, iš kitos pusės vėlgi, ar tu tikrai reikalingų dalykų ten nusipirkai, nes dabar sako, ten pirk, būtinai 2 prekes, kokias prekes.
nu ką man čia reikia, žinai, atvažiavau keptuvės, žinai, man sako, pirk 2, nu nereikia man 2 keptuvių, žinai, tai aš tai dažniausiai einu ten kokią nors visišką smulkmeną, žinai, už porą eurų pasiimu, nu tiesiog. Kitas dalykas, žinai, kad, pavyzdžiui, klientai jau jie išmokė tam tikrus dalykus. Aišku. Ir yra daryti tyrimai ir daro periodiškai tyrimai, kaip keičiasi, žinai, pirkėjo elgesys ir kaip keičiasi kada perka labiausiai ir kokias prekes perka ir už kokią kainą perka, tai, pavyzdžiui, tam tikrų prekių kategorijų žmonės nebeperka be akcijų. Pavyzdžiui, skalbimo miltelius arba kapsulės. Perki be akcijos? Ne. Aš laukiu, vis tiek bus. Ten kokius nors pampersus vaikiškus, kokią nors ten, nežinau, kosmetiką, žinai, arba ten dar. Tu vis tiek, žinai, jeigu labai reikia, tai kažkiek tai gali minimaliai ten nusipirkti, bet vis tiek lauki, nu vis tiek bus, žinai, periodiškai ten kas porą mėnesių vis viena atsiranda. Nu, gal nusipirki daugiau, kad nereikėtų ten stresuoti. Ir vat šitus dalykus, aš esu vienoj konferencijoje mes dalyvavom, žinai, su prekybininkais irgi sakėm, tai bet, nu, jūs suprantat, ką jūs padarėt. Nu, pavyzdžiui, tos pačios kavos, žinai, neperka už tą didžiąją kainą, perka už mažesnę. Sakau, suprantat, jūs vis tiek parduodat už mažesnę kainą. Bet iš principo, nu, ta prasme, tas toksai padidinu ir tada stovi prekės lentynai. Tada turiu nuleisti, kad padidinčiau pirkimą, kad suaktyvinčiau. Aš labai gerai suprantu juos, jie turi parduoti, jiems reikia uždirbti lygiai taip pat pinigus, jiems reikia uždirbti pelną ir visą kitą. Bet tiesiog kartais, žinai, nu, tas toksai, nu, nežinau, nu, gal ne tai, kad erzina, bet aš tai asmeniškai, žinai, einu į tokį žaidimą su jais. Kartais žiūriu, tai vat vienas iš žaidimų, kad neperku tam tikrų prekių, kol nėra joms akcijos. Kitas žaidimas, aš neperku, aš geriau pravažiuoju per kelią. Aš einu, žinai, sako, nori per daug neišleisti, pasiimk sąrašą ten prekių, ką tu ten pirksi, bla bla bla, atvažiuok į parduotuvę, žinai, nevažiuok alkanas, nevažiuok ten dar kažkur. Tarp kitko, nu, elementarus atrodo dalykai, žiūrėk, vėl per emocijas eina mane. Atvažiuoji alkanas, tu prisipirki daugiau. Taip. O paskiau nesuvalgai. Ten eini be sąrašo, žinai, perki tada, ką tau ten įbruka, pasiūlo dar kokį nors paragau duoda, žinai, ten šokoladą ar dar kažką tai. Tai aš darau taip, aš važiuoju be jokio sąrašo, be nieko ir perku, kaip vyras sako, ką mes valgysim, sakau, kam bus akcijos, tai ir valgysim. Ir jam labai tinka, jis sakė, jo, geros prekės, jeigu akcija, tai geros prekės. Bet aš, pavyzdžiui, žinai, kalbant apie tos manipulacijos atpažinimo momentus ir tai, kad auditorija šiaip jau atpažįsta ir žino, kas vyksta. Aš viename prekybos centre atsisakiau naudotis jų lojalumo programa, nes ten vykdamos akcijos man yra tiesiog absurdiškos. Ir kai tu prabraukęs kortelę nuo viso krepšelio gauni ten 5 centus nuolaidos, man tai atrodo labiau įžeidimas negu adekvati kažkokia tai pagarba klientui, ar ne? Tai dabar, kai klausia manęs, ar turit nuolaidų kortelę, sakau, ne, neturiu. Nes iš principo nenoriu skatinti jų šitos lojalumo sistemos, nes man tai atrodo tiesiog nesąžininga. Man tai va tai jau yra manipulacija, žinai, kai sudeda ir tikrai, ir gal seniorų tarpe yra populiarus tas prekybos centras, aš taip spėju, ar ne, taip nujaučiu. Ir kiekvieną kartą mano mama lygiai taip pat, ar ne, jinai ateina ir sako, o žinok, akciją nusipirkau ir sakau, kiek tos akcijos, kiek tau realiai gavosi nuolaidos. Ir pasižiūrim, pavyzdžiui, kiek kainuoja iki, kiek kainuoja Maksimoj, ten dar kažkur, ar ne, visur kainos yra labai panašios. Tai man tai jau yra toks neskanus žaidimas, kuris atrodo tiesiog... Šiek tiek skiriasi, aš maždaug įtariu, apie kurį tu prekybos centrą kalbi. Šiek tiek ten šiaip žemesnės kainos. Nu, jeigu atvirai. Tarkime. Jokas jokais, bet jo, aš kartais ten pasilyginu, iš tikrųjų žemesnės. Negu Rimi, negu Maksimoj, nežinau, su Norfa nelyginu, nes, nu, dėl tam tikrų priežasčių. Bet šiaip iš esmės, nu, žinai, nu, tai kitas dalykas jo, nu, kartais, žinai, nu, bet ką daryti klientui, kad jo nebūtų manipuliuojama. Tai vienas dalykas, nu, žinai, įjungti tokį, vadinkim, taip, kritinį mąstymą. Nu, žinai, elementariai, aš esu mačiusi kažkokioj tai parduotuvėje, dabar galvoju, senukai ar kažkas tai, nu, neatsimenu, žinai, kažkurioj. Nuolaida, žinai, raudona kaina, šalia ten juoda, perbraukta. Pasižiūriu tą nuolaidą, 1 centas. Girdi. Nu, ta prasme, pažiūrėk, bet aš tik fokusuoju dėmesį į raudoną kainą, nes, kaip sakiau, spalvos veikia, žinai.
Ir aš į tą raudoną, žinai, susifokusavęs, net nepažiūrėjau, tai elementariai pasiskaičiuoti, ar šitą iš tikrųjų duoda tik 5 centus, ar vis dėlto, tu iš tikrųjų išloši kažką, pasilyginti, ką tu perki, žinai, kokius produktus, ar tikrai tau verta šiandien, nežinau, važiuoti toliau arba dar kažką tai daryti, kad tu tos 5 centus gautum. Tai, ką žinau, kitas dalykas, žinai, kartais galbūt ir sąmoningai priimti tą sprendimą, žinai, aš, pavyzdžiui, aš pasiduodu, kaip mano vaikai mane vadino, reklamos auka, žinai, tu esi. Ten kokius nors milteliai Ariel, žinai, įkalta per televiziją, Ariel, geriausi. Ai, ir galvoju, ir gerai, tegul būna geriausi. Noriu tikėti. Aš renkuosi tikėti, ne? Tai yra mano sprendimas tikėti, kad jie yra geriausi. Ir gerai, žinai. Prasme, mano pasirinkimas. Arba, vėlgi naudotis ten iš tikrųjų tais, bet tada, žiūrėti, kad tai neperaugtų į tokį, kažkokį ten bereikalingų daiktų arba dar kažko tai prisipirkimą, gerai, ten su 50%. Aš suprantu, tarp kitko, pavyzdžiui, ten kokius nors šeima su vaikais, kur ten iš tikrųjų tų pampersų išeina milijonai, ten, žinai, dar kažkokie tai rūbeliai, kurie ten keičiasi kas 2 mėnesius, kur tu ten vaiką turi auginti. Aš suprantu, kodėl jie prisiperka, atvaro ten prisiperka, arba ten kokį nors, nežinau, tualetinį popierių. Tai naudotis tuo, jeigu tavim manipuliuoja, tai tu gali atgal manipuliuoti. Kągi, čia ir baigsi mūsų laidą, nes turbūt klientų iš prekybos ciklų nebeturėsi. Tai jeigu paklausėte iki čia, tai klausykit toliau, to ir reabilituosim. Tai galite uždėti laiką ir atsisveikinti. Ne, iš tikrųjų, jeigu paklausėte iki čia, tai dėkit, jeigu norite laiką, dislaiką, subscribinkit šitą laidą. Tai aš galvoju, žinai, ar gali būti geros manipuliacijos, žinai, iš tos pusės, gal taip neinu dar į profesinę sritį, tarp darbuotojų ir darbdavių, bet ar yra tikrai kažkokių pavyzdžių, kur mes galim sakyti, kad tai, visai okei, žinai, kad taip galima. Žinai, tas toksai, gal daugiau ne taip manipuliacija tada, jeigu jinai gera, žinai, kiek jinai, nes manipuliacijos pagrindinis tikslas tai yra tam tikrų apgaulės būdų, pasinaudoti, kaip čia, žmogaus emocijoms ir jie įkišti kažką, tai, žinai, tenais jam, ko jisai galbūt nenori pirkti arba neplanavo pirkti. Geros manipuliacijos, gal aš sakyčiau labiau, žinai, įtaka. Šiaip įtaka turi 3 kampus. Tai vienas kampas yra autoritetas, kitas kampas yra logika, trečias kampas yra emocijos. Emocijų mes be emocijų niekur negalime išsiversti. Tai jeigu aš naudoju visus 3 kampus, aš galvoju, kad tai yra, plius minus, žinai, tokia įtaka. Okei, žinai, kartais sako, čia tas reklamos priteda, čia mano tėvukas mėgsta skusti, čia reklamos, arba ten kiti, žinai, tai vėl reklama ir vėl reklama. Sakau, žiūrėk, bet iš kitos pusės, o kaip tu sužinosi apie ten kažkokias tai prekes, kurios atsiranda naujos, kurios atsiranda dar kažkur, tai, ta prasme, tas yra mano galva, iš principo reikalingas dalykas. Tik tai klausimas, kiek yra logikos tame, faktų kažkokių tai, kurie iš tikrųjų man gali pasirodyti naudingi arba nenaudingi, kiek tame yra apie mano emocijas, ar aš ten su jais gerai jausiuos ar blogai jausiuos, ar ten mano kažkokius tai atlieps poreikius. Ir trečias, kiek aš iš tikrųjų gerbiu, žinai, tą. Tai lygiai taip pat, žinai, ten kokį nors draudimą pardavinėje. Mes, aš kai draudime dirbom, mes šiaip iš principo mokindom nemanipuliuoti žmonėmis. Nors apie draudikus galbūt šiaip jau turi nuomonę tam tikrą klientai, ypač gyvybės draudikus, kad čia apgaus, ten išdurs, nieko nemokėjęs ir taip toliau ir panašiai. Bet iš principo, žinai, galima 2 būdais pateikti tą pačią informaciją. Vienas būdas paaiškinti, kokia nauda, žinai, tau, kokie yra šito draudimo privalumai, ką tu ten gauni už juos, kokia iš to tau nauda, žinai, ir kiek mes čia, žinai, kiek tu mane vertini kaip žmogų, kuris gali tau atsakyti į tavo klausimus, paaiškinti tau viską išsamiai ir taip toliau ir panašiai. Ir kaip mes sakydom, tik tai nesakykit, nepradėkite, žinai, tokio manipuliatyvaus žaidimo. Jumsgi rūpi jūsų vaikai? Taigi jais reikia pasirūpinti. Ką jūs darysite? Ką jūs darysite? Ta prasme, viskas, tu peršokai į manipuliaciją. Nes tu bandai įpiršti žmogui nuomonę, žmogus sakys, iš tikrųjų rūpi, žinai, kažkaip tai nesmagu sakyti, ne, man nerūpi mano vaikai, žinai. Arba ne, mano ten, žinai, gal net apie save. Tarp kitko, esi atkreipus dėmesį, nežinau, dirbai gyvybei. Taip. Esi atkreipus dėmesį, kad
vyrai naudos gavėjais dažniausiai skiria žmonas, o žmonos dažniausiai skiria vaikus. Dabar, kaip pasakėjai, yra tiesos. Mhm. Nu tai va, tai žinai, žinant tokius dalykus, tu gali, Labai lengva pamanipuliuoti, labai ne? lengva pamanipuliuoti, žinai. Aš, žinai, savo tokią išsivedžiau teoriją, kad manipuliacija tampa manipuliacija, ar ne, įtaka tampa manipuliacija tada, kai mes bandom priverstinai pasirinkti, padaryti sprendimą. Bet ta tokia saugi įtaka, kur, ta sveikoji manipuliacija, kitaip ar ne, tai gali būti tada, kai aš matau, kad poreikis yra ir aš skatinu apsispręsti. Skatinu greičiau priimti sprendimą, skatinu kažkaip pasirūpinti, nes tikrai matau kažkokias rizikas ir matau, kad žmogus dvejoja. Tada galbūt tie dalykai, kuriuos ir tu minėjai, ar ne, gali suveikti tam, kad tu parodytum svarbą tam tikrų momentų. Bet riba yra tokia plonytė, kad aš, žinai, visiškai šviežiai turėjau tokį manipulacijos atvejį. Pirkau įmonėje saldainius ir manęs klausė, ar ant dėžučių uždėti tos įmonės logotipą. Okay. Tiesiog, žinai, iš tų saldainių gamintojų. Ir sakau, ne, mes dėsime savo. Ir sako, gerai, jeigu jums gėda mūsų logotipą dėti, tai galim nedėti. Čia tikras toks. Tikrai nutilau. Tai jūs būsite atsakingi kažką, jo. Jo, aš tikrai, žinai, nutilau ir taip pasijaučiau nepatogiai, tada bandė išsisukti, kad čia jisai juokauja, kad čia yra toks juokas, kad čia nieko rimto. Sakau, žinokit, juokas ir ne juokas, bet aš pasijaučiau kalta. Tai kalties jausmas turbūt yra vienas iš manipulacijos atpažinimo tų tokių faktorių. Jeigu aš jaučiuosi kalta, kad neperku, jeigu aš jaučiuosi kalta, kad nededu jo logotipą. Ir visi šitie dalykai. Tai jeigu išeinat iš kažkokios tai vietos su kalties jausmu, tai tikėtina, kad jautėt spaudimą, kuris nėra visiškai etiškas. Dabar galvoju, aš prisiminiau čia visiškai dar iš gyvybės draudimo laikų. Viena skyriaus vadovė pasakojo tokią istoriją. Jos vyras mėgsta plaukioti per visą ežerą. Ir jinai, žinai, labai pergyvendavo, žinai, ten plaukia, sutrauks koją, dar kažkas gali paskesti. Ir visaip kaip jį kalbinėdavo šito nedaryti. Ir paskiau vieną dieną jinai padarė taip, jinai jį apdraudė ir sako, žiūrėk, gali plaukti. Tave apdraudžiau, naudos gavėjas aš pati. Ir žinok, paveikė. Tai klausimas, čia manipuliacija ar ne? Aš sakyčiau, čia yra šeimos santykiai natūralūs. Gerai, tegul nurašo man šeimos santykiai. Jo, jeigu taip, žinai, neapibendrinant, pereinant ar ne prie kito kampo, tai mes daug kalbam dabar apie prekybininkų manipulacijas. Bet yra kita medalio pusė, yra klientų manipulacija, kuriai tikrai esu ne kartą padėjus pasiruošti patiem darbuotojam. Kaip atsilaikyti, kaip nubrėžti ribas, kaip atpažinti, ne, kada jau čia manipuliuoja, kada ne. Ir aš vieną tokį šiandien važiuodama, ar ne šitą laidą į filmavimą, vieną kažkaip tai pagalvojau, kad dažnai klientai apeliuoja į tai, kad jie yra lojalūs. Kaip perka. Ašgi jūsų lojalus klientas, ne? Ir aš matau pagal krepšelį, kad tas lojalumas yra labai periodinis. Vieną kartą per metus. Vieną kartą per metus kažką perka, žiūri lojalus. Taip, arba žiūrėkit, jeigu jūs man dabar padarysit nuolaidą, tai aš ateityje pas jūs labai daug pirksiu ir dar kažką tai atsivesiu. Čia juk irgi yra manipulacijos, ar ne? Kurios patiems prekybininkams. Nei tu ateisi, nei tu atsivesi, žinai. Net jeigu ir ateisi ir atsivesi, tai nėra tas turbūt pretekstas, dėl ko aš tau privalau daryti nuolaidą. Ne? Bet žinai, tai žmonės jau taip išauklėti tų nuolaidų, tai prašo visur ir visada. Išskyrus mane. Aš bijau prašyti nuolaidas. Jo, aš neturiu kažkokią, jeigu prašau nuolaidas, man pradeda veltis liežuvis. Ne, aš taip paprašau. Labai gerą pavyzdį turėjau, žinai, dariau mašinos valymą, pilną generalinį. Ir ta moteris, kuri yra turbūt irgi gera labai pardavėja, jinai sako, žiūrėkit, kaina ten yra X, ar ne, bet, aš suprantu, kad gal čia ta kaina gali atrodyti didoka, tai jeigu ką, galim dėrėtis, aš kadangi jaučiuosi nepatogiai dėrybose, tai žinai, gražinu, kad ne, tai ką čia dabar dėrėsis, tai jeigu ką jūs tikrai galit pasidėrėti. Ir kai grįžau namo, mano vyras sako, tai kiek sumokėjai? Pilną kainą.
tai sakau, gal dažnai per tą leidimą man dėrėtis, palietė mano kažkokią, žinai, minkštą širdį. Tokia sąžinės tavo. Taip. Sąžinės Ir giliausia kad aš labai vertinu jos darbą. Tu supranti jo pardavėjų sunko darbą ir jiems ten, žinai, daryti nuolaidas, kaip jiems yra sunku ir paskui ten užsidirba komisų ir dar kažko. Bet pardavėjai neklausykit dabar, nes labai nesunku man be nuolaidas parduoti. Tai ką žinau, žinai, čia įvairūs dalykai būna, tai ypatingai, mes truputėlį kalbėjom jau prieš tai, kad, pavyzdžiui, šaukimas, rėkimas, žinai, gąsdinimas tenais, aš pažįstu jūsų generalinį direktorių, tu čia nebedirbsi, jeigu tu mane padarysi ten ar nuolaidos ar dar kažko, tai aš esu nustovėjusi, žinai, pardavėjai jie irgi įsigudrina, sako, ne, aš šiandien negaliu daryti nuolaidos, mūsų tik vadovas gali, ten šeštadienis gal buvo. Mano vyras šiaip irgi labai užsispyręs derybininkas, ypač dėl nuolaidos, sako, tai skambinkit vadovui. Ir žinok, skambino. Ir davė nuolaidą. Tai, ta prasme, tai tas toksai. Tai jūs manipuliatoriai tą nori pasakyti. Atsiprašau, labai išsprūdo. Gal šiek tiek. Bet gerai, žmogiška. Kaip tiem darbuotojams, žinai, atpažinti, nes kai rėkia, tai aš, jau kaip ir galiu, ne? Tai yra ryškus signalas, kad pakeltas tonas tarsi bando mane sumenkinti, ar ne? Bet yra tos tokios subtilios manipulacijos, kurios yra, nežinau, dabar turiu irgi, ne, gydymo įstaiga ir skambina į skambučių centrą, apeliuodami į tai, kad tikrai yra labai kritinė situacija. Ne? Ir analizė jų pačių duomenų rodo, kad tų kritinių situacijų iš tikrųjų yra labai nedaug. Bet visi, kurie skambina, jų situacijos atrodo kritinės, reikia būtinai šiandien ir dėl to po to nukenčia eilė visų kitų laukiančių, kuriem iš tikrųjų gal ta kritiškesnė. Ir jų klausimas, tai kaip mum atpažinti, kaip mum padaryti, ar ne, kad ir to kliento neįžeisti ir kartu prieiti prie jo su kažkokiu tai, adekvačiu turbūt. Tai pirmoje eilėje, lygiai taip pat remtis faktais, žinai, nes kai manipuliuoja, tai, žinai, iš tų dviejų, ten autoritetas, emocijos ir logika, dažniausiai manipuliacijos metu yra išimama logika. Tai reiškia faktai kažkokie. Tai kodėl tu sakai, kad kritinė? Tai kas yra, žinai? Ir tada faktai yra tokie, kad tavo nėra visiškai kritinė situacija, sorry, bet yra labiau kritiškesnių. Čia buvo, tarp kitko, nesenai straipsnis, netgi ten į spaudą parašė, kad su dukra nuvažiavo. Taip, ilgai laukti pas tą gydytoją, bet tu atvažiuoji ir darai spaudimą. Greitosios ten priėmimo darbuotojams, jie turi savo instrukcijas, jie turi savo, žinai, ten protokolus kažkokius tai pagal kuriuos jie priima ir iš tikrųjų galbūt kažkas tai, kas mirštantis, žinai, nepaklius, aš suprantu, kad tavo dukrai ten kažkaip tai kvėpuoti sudėtinga, kažkoks ten kažkas tai guzas buvo, ten kažkas tai, žinai, sorry, bet tai, iš tikrųjų, ar tai yra kritinė situacija, kai tave reikia gelbėti? Tai, vėlgi, ieškoti tų kažkokių tai faktų, žinai, ten pradeda pažįstų direktorių, gerai, skambinkit direktorių. Arba, žinai, būna tenais, per tą gerumą, nebūtinai per blogumą gali būti manipuliacija, kaip tu sakei. Jeigu jūs šiandien man nepadarysit, tai jūs būsit kalta, kad ten, žinai, kažkas tai man nutiks. Ta prasme. Aš dar sakau, žinai, yra dar tylūs manipuliatoriai, kurie prisidengia malonumu. O, čia labai daug. Ne, kur mergaitė, tokia graži, tokia faina, tokia, kokia jūs miela. Ir viskas susilydžiau. Jo, susilydžiau ir tada bam, žinai, bet jeigu negavau, tada tai jau gaunasi kaip konfliktas, žinai, labai greitai ten kerta. Tai aš tavęs gražiai prašiau. Jo. Senatarka. Iš mergaitės taiga pavirsti seną tarką. Jo. Tai tos, man atrodo, irgi tokios yra, žinai, ir tu šiaip gerą vieną paminėjai apie tą pažįstų direktorių, pažįstų vadovą. Ir mes kažkada juokavom, sakom, jeigu jūs jau vadovą taip gerai pažįstat, tai turėtumėte žinoti, kokia yra mūsų nuolaidų sistema, kad aš negaliu jums suteikti nuolaidos, ne? Ir toksai, žinai, gavosi tarsi, situacija, kuri išsisuko visai neblogai. Negrįžo to žmogus per vadovą kažkur tai kitais kanalais. Negrįžta jie. Čia, žinai, yra visokių, kurie ten savo autoritetų bando pasiremti, irgi, žinai, pagąsdinti. Čia mano kolega mūsų kolega pasakojo, dar tais laikais, žinai, kai policininkai stovėdavo ir čia pat vietoj baudas, žinai, išrašinėdavo, ne ten nufotkina ir paskui ten ateina, bet stovėdavo kelyje, stabdydavo, išrašydavo baudą ir važiuok susimokėti. Tai jo pažįstamas vienas sakė, tu sako, mane 3 kartus per dieną atleidžia.
Važiuoja koks nors, žinai, ten savivaldybės, ten koks nors guzas, ten dar kažkas, tai žinai, dar, aš čia pažįstu Joną, Petrą, ten dar kažką, viskas turi, to čia nebedirbsi. Tai sakė, kai jam nusibosdavo šito klausyti, jisai sakydavo, žiūrėkit, nebesivarginkit, neskambinkit, mane jau 3 prieš jūs atleido, tai aš jau tik pabaigiu pamainą ir išėjau iš darbo. Ir tuom ir baigėsi. Nu, ta prasme, nu gerai, nu skambink, nu, ta prasme, skambink. Čia vat pats paprasčiausias variantas. Čia kartais, aš galvoju, dabar man yra kažkada tai tekę dirbti mokykloje. Arba ne, nu paimkim tos pačius seminarus, žinai. Aš čia, man čia nepatinka sėdėti, nu, va, tokių retų atvejų pasitinka. Eikit. Kas tave laiko čia? Eik. O tai ką man čia pasakys vadovas ir taip toliau. Nu, viskas baigėsi. Ne, tu man trukdai, tu manipuliuoji, tu visų kitų laiką eikvoji, žinai, ir, nu, tai gerai, išsisprendžiam šitą dalyką. Galvoju, žinai, kurią čia pusę pasukti dabar, nes man atrodo, kad čia apskritai tada vienas iš pagrindinių dalykų yra suvokimas ribos. Nu, vat galvoju, kaip tai manipuliacija, žinai, kur yra tas raktas į manipuliaciją suvaldyti, ją atpažinti, tai pirmiausia yra sąmoningumas pagauti. Ir ne, čia net nepaisant to, ar aš esu pirkėjo ar pardavėjo pusėje. Jeigu aš esu pirkėjo pusėje, tai įvardinti, jeigu aš jaučiu spaudimą. Aš esu taip irgi padarius, ar ne? Kai aš jaučiu, kad mane spaudžia apsispręsti, aš tiesiai šviesiai sakau, žiūrėkit, nu, jūs man daro spaudimą dabar, aš noriu ramiai apsispręsti, ar ne? Ir lygiai taip pat gali būti iš kliento pusės irgi sakyti, žiūrėkit, aš jaučiu, kad jūs darot spaudimą, ar ne, ir bandot padaryti, kad aš jums suteikčiau, nežinau, ten nuolaidą, kitokias sąlygas, greitesnį aptarnavimą ar dar kažką, bet aš turiu taisyklės, pagal kurias aš turiu daryti darbus, ar ne, tai... Jo, tai čia iš tikrųjų, nu, keli tokie, nu, yra tenais visas sąrašas, iš tikrųjų, kaip susidoroti su to manipuliacijom, tai vat vienas iš jų jo įvardinti, kad aš suprantu, kas čia vyksta, ir žiūrėk, nu, ta prasme, tu su tavim viskas okei, su manim viskas okei, grįžtam į normalų santykį, jeigu nori grįžti. Antras dalykas, žinai, nu ką, žinau, galima, kartais rekomenduoja manipuliuoti atgal, nu, bet žinai, tas irgi, Nu, tas toks, tai čia reikia mokėti. Kitas dalykas tiesiog pasakyti, kad, nu, žiūrėkit, jeigu tęsis taip toliau, tai, nu, sorry. Bet aš tada nutraukiu su jumis bendravimą. Nu, yra ten daugiau iš tokių manipuliatyvių, tarp kitko, aš čia pasakoju visą laiką, kai dirbu su klientų aptarnavimą, vienam banke pasakoju, sakiau. Žiūrėkit, yra toksai būdas, čia vat kaip manipuliacija į manipuliaciją, žinai. Tu sėdi prie langelio, nu, ta prasme, prie langelio ir ant tavęs, pavyzdžiui, šaukia. Žinai, šaukia, rėkia. Ir šitas manipuliacijos būdas yra, vadinasi, dingti iš akiračio. Sako, padarykite taip, kad tarsi netyčia nukrito šratinukas. Ir staiga taip, pasilenkė šratinuką pasiimti. Ir žmogus, kuris šaukia, jis sako, nebėra ant ko šauk, supranti, tuščia vieta. Ir jisai toks, nu, tarsi pasimeta, žinai, nu, nebėra ką daryti. Tada grįžti atgal, sakai, taip, tai apie ką mes čia? Ir vėl iš naujo pasakot, ar ką daryti. Arba atsistokit, nueikit, ten, nežinau, vandens. Spausdintuvo paimti. Jo, iš spausdintuvo kažką paimti, arba ten man vandens reikia. Vienam bankė pasakojo, sakė, klientas šaukia. Sakė, aš čia negaliu, mane šito infarktas ištik, žinai, kaip čia jūs elgiatės. Ir darbuotojai ima taip už telefono, žinai, ir sako, nu, to jis, ką čia daro? Tai sako, aš skambinu greitai, jūs sakėt infarktas. Bet ir tai netampa, žinai, pasityčiajimu tada iš to žmogaus. Nu, bet tai, o iš tavęs nesityčia, kai ant tavęs neduoda tau žodžiai terpti, žinai, nu, tai va čia tas manipuliacija į manipuliaciją. Čia taip reikia subtiliai, žinai, neperžengiant, nes tai gali sukelti dar didesnį pasipiktinimą, kad tu mane, žinai, čia, nu, nežinau, pasitreniruoti gal reikia. Nes man toksai, čia ir iš konfliktų sprendimo tų būdų ir iš kitų teorijų, ne, yra beros vadinasi varguolių ir ponų vaidmenis, žinai, kai manipuliacijoje, nu, irgi tas labai atsispindi, nes manipuliuoti gali tik ponai. Varguoliai neturi tos manipuliatyvios, ar ne, elgsenos. Nu, nes iš kitų pozicijų veikia. Taip, bet čia apie vaidmenis, ar ne, čia nėra apie... kaip čia, turto kiekį. Tai kai jeigu aš leidžiu kitam tapti ponu, ar ne, aš automatiškai tampu varguoliu. Ir vat toje vietoje mes jau per konfliktų temą šiaip kalbėjom apie tai, kad pirmas kelias tai yra susivienodinti. Tai yra nebandyti nei jo kažkaip tai peržengti, tapti aukščiau ar ne aukštesniu kažko, nei susimažinti.
Tai yra, kad aš nieko negaliu pakeisti, nieko negaliu padaryti, ar ne, čia ant manęs šaukia, aš tarsi neturiu galios. Visi mes turim galią, ar ne, tik tai mus turbūt veikia skirtingi mechanizmai. Ir tiek, kiek man yra tekę tyrinėti, apskritai manipulacijų šaknis, tai pagrindinė šaknis yra baimė. Ar ne, manipulacija yra sukeliant baimę, sukeliant kažkokią, mes kalbėjome, aišku, apie reklamą, kur yra galbūt bet irgi per baimę labai nemažai, nes baimė yra labai stiprus iš tikrųjų jausmas. Tai baimė prarasti darbo vietą, baimė pasenti, baimė ten, nežinau, kažkaip nepatikti kitiems, baimė ten, kažkokios tai dar situacijos. Ir kai tik tai aš turiu kažkokią tai baimę, vadinasi, toje vietoje labai lengva manipuliuoti. Ir kartais taip nutinka, kad žmonės nieko tiesiogiai tau nepasako, bet tavyje iššaukia tą vidinę baimę, kurią tu kažkur, pavyzdžiui, lygiai tas pats, ar ne, aš kreipsiuosi jūsų vadovą. Arba šitą iš spaudą pakviesiu. Jeigu aš turiu gerą santykį su vadovu, jeigu mes esame atviri, jeigu aš pasitikiu komandą, ar ne, manęs tai neišmuš iš vėžių. Bet jeigu aš jaučiu kažkur tai, kad manim nori atsikratyti, kad mano aplinkoje gal arba šiaip atėjau su nesaugumo jausmu, gal aš dar šviežias visiškai, nežinau, koks šitas mano. Ar ne? Tai tokia manipulacija tada labai tiksliai ir taikliai suveikia į tą vietą. Tai jeigu aš pati bijau paprašyti nuolaidos, man kiekvienas, kuris manęs paprašo nuolaidos, man jis yra ponas. Nes realiai jisai yra stipresnis, ar ne? Nes aš neturiu šito savyje, man reikia susikaupti. Jisai jau susikaupė, žinai. Tai aš irgi tarsi leidžiu šitoje vietoje atsirasti baimė ir ne iš to kylančiai manipulacijai. Tai nežinau, čia mano tokia įžvalga, kuri man atrodo artima. Gerai, tai ką dar turim pakalbėti šią temą? Aš galvoju, ar mes liečiam šiandien tarp darbdavio ir darbuotojo. Truputėlį gal jau užtruko. Aš irgi galvoju, kad bus labai gera proga susitikti šitoje temoje dar kartą kitų kampų, nes tai yra dar kitas laukas, turbūt, ar ne, kur... Ten gal nėra tokių, žinai, nors yra, iš tikrųjų, visko ten yra. Norėjau sakyti, nėra agresijos, bet yra. Yra, turbūt tenai yra visko. Tai nežinau, gal apibendrinkim, tai ką daryti, kai jaučiu, kad manipuliuoja? Kas yra... Pasitelkti kritinį mąstymą, logiką, augintis kūrą, mokintis pačiam, žinai, ta prasme, elgtis tam tikrose situacijose, turėti savo, žinai, protokolą, pavadinkime taip, kaip aš elgsiuos tokiose situacijose. Kai tu sugalvoji iš anksto, tau yra lengviau paskiau elgtis tam tikrą prasme. O aš iš savo pusės galvoju, kad vienas iš pagrindinių turbūt, kai aš jaučiu, kad mane tai veikia, pabandyti suprasti, kokią mano baimę iššaukia. Tai yra, kas slepiasi po tuo, ne, ko aš dabar šitoje vietoje labiausiai. Ir ta baimė yra pagrįsta, nes baimė šiaip labai greitai kyla, bet klausimas, ar jinai yra pagrįsta. Nes kaip ten sako, mes nešiojamės tiek baimių, nutinka tik tiek, ta prasme, gali nutikti tik tiek, o iš tikrųjų nutinka tik mažas taškiukas. Tai turbūt tokios įžvalgos šiandien, ar ne? Ir ta tema tikrai dar, manau, su ja sugrįšim. Tai dėkui, kad buvote su mumis. Ačiū, kad klausėt ir pasidalinu tiesiog, kad šita laida turbūt negyvuotų tokiam amplua, jeigu ne mūsų kolegos OVC, kurie kūrė pokytį, ir kolegos Impress, kurie padeda tą pokytį pamatyti kitiem. Tai dėkuoju. Ir jeigu jau viską išklausėte, tai tikrai dėkite laiką ir užsisakykite. Ir laukiame jūsų kitose laidose. Iki pasimatymo. Geros dienos.